Štai mano šventinis rinkinukas yra nuostabus ir dabar noriu pašnekėti šito rinkinuko apie konkorėžį, apie žalią pušies konkorėžį. Pažiūrėkit, kaip mes bergždžiai jį gaminam ir koks jisai naudingas ir sveikatai. Pirma funkcija kvėpavimo takams padeda nuo kosulio, bronchito, peršalimo, gerklės skausmų, kaip atsikosėjimą skatinanti priemonė, mažina uždegimą, palengvina visą kvėpavimą. Medis ir susijęs su kvėpavimu ir jisai įvaro į mūsų deguonį. Imuninė sistema stiprina imuninę sistemą, antimikrobinių, antivirusinių savybių kovoti su infekcijomis. Uždegimams ir sąnariams mažina uždegimą, skausmą, pavyzdžiui, artrito, reumato, virškinimo traktas, gali padėti skrandžio problemų, stiprina bendrą organizmo atsparumą, antioksidacinių savybių prieš ląstelių pažeidimus ir labai fainos medžiagos taninais, kraujagyslės stiprina širdį, mažina uždegimus, apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso. Ir tokie terpenai labai plaučiam padeda, antimikrobiniai, padeda atsikosyti. Mes juos renkam tiksliai tuo laiku, kada juos reikia surinkti. Mes juos tiksliai gaminam pagal senovinius receptus ir gaunam puikią arbatėlę, kuri gydo mūsų kūną. Puikus pušynas, pažiūrėkit, kaip mes gaminam tą konkorėžiuką. Visos mūsų vaistažolės yra puikios. Labą dieną, Erikai. Vat norėjau parodyti mūsų konkorėžiukų džiovinimo procesą. Šitai galit parodyti liaudžiai auga, iš ko pasidaro jūsų arbatą. O kokio dydžio konkorėžiukai. Jie yra idealiai atrinkti. Jie yra mažiukų mažiausi. Krupiukai paskutiniai žiūrėkit. O, čia yra kaip 1 cento moneta 2. Netgi va tokių va, tikrai darom idealiai tą visą reikalą. Joje yra labai daug smalos, jie yra labai naudingi, labai. Ir dauguma rinkta yra prie jūros, tik tai dalis yra rinkta Žeikių, sakykime, rajone, o pagrindė viskas yra prie jūros surinkta šiais metais. Viskas idealu. Ir džiūva 4 paras maždaug, 4 paras džiūva. Visi bronchitai, visiems galima pasakyti čiau. Pušų konkorėžiukai laikomi kibirėlius, tai yra vakuuminiai kibirai, maistiniai, skaitos, va tokius dalykėlius įlaikoma. Ir yra džiovinami tik tai šaldyti, vadinamos šaldyti konkorėžiukai, kada klientas, pavyzdžiui, vyra atsirand, kam reik, tai mes paimam ir pridžiovinam, nes vis laik yra šaldikliuose. Tai gal sakyti, negalima, taip ir yra, ta arbatėlė yra šviežumą šviežiausia, vakuuminiai kibirėliai užsidaro, neužsibūn, pastoviai, bet stovo tokios dalykėlius, oras nepatenka į pasaką, jokios drėgmės nėra, tiesiog ir skambantis, kai ir išdžiūvė, kaip įvesksonas vakulėlė. Dabar parodysiu tą malimą, padarysim testinį malimą toj, matysit, kaip yra, jis ir grubiai malamas bus. Darom sklendę ir važiuojam. Malasi, tokio rūpumo yra, va. Ir tada taip jūs norėjot, va. Taip jūs norėjot, va, tokio dydžio, va. Ir va, jisai po lietų čia tvarkosi savo. Tada maišai biškutį, va. O toks procesėlis ir eina, va, malimo.